Na, atrodo, kad jau po truputėlį susirenkate, ar ne? Tai aš ir pradėsiu pristatymą šitos knygos. Na, aišku, man tai didelė šventė, nes 8 metus kasdieną to mokiausi ir dar 2 metus rašiau. Tai labai gera, kad jūs irgi sudalyvausite toje šventėje. Ir labai daug matau veidų, kas mokėsi seminaruose, jau tą schemų terapiją gerai žino, jau save mato per schemų terapijos metodą. Ir taip pat matau veidų, kurie nedalyvavę yra ir jums dar viskas prieš akį, jeigu norėsite. Na, bent jau jūs knygą greičiausiai skaitysite, tai bet kuriuo atveju jūs jau tą nuostabų metodą pažinsite. O aš trumpai apie save dar, kad aš esu psichoterapeutė, dirbu jau 30 metų, ko gero, be galo senai, tiek žmonės negyvena. Dirbu kaip psichoterapeutė ir tiek pat metų vedu mokymus psichoterapijos, na, ne psichoterapijos, bet kaip žmonėms, na, pakeisti savo gyvenimą, gal sakysime, augimo mokymus. Ir esu parašiusi jau 7 knygas, šitą 8, bet psichologinių knygų neskubėjau rašyti realiai, čia tik tai 2 tokia rimta, na, 3 galima sakyti, psichologinė knyga, nes grožinės knygas rašyti toks kūrybinis dalykas, o čia aš jau rašau, kad žmonėm tai būtų gerai, kad jiem būtų naudinga, tai 3 tik knyga. Ir tą knygą parašiau pagal vedamus kursus, vedžiau, va čia jau 3 metus iš eilės, net ir prieš tai buvo toks kurselis ir buvo dar 2 grupės, tai supratau, kad labai prikaupiau daug geros informacijos ir tiesiog būtų gaila ją nepasidalinti su žmonėmis, kad jinai kažkur prapultų mano direktorijose, failuose ir kad jinai tikrai gali būti be galo naudinga ir įdomi. Tai taip atsirado šitą knygą ir tada, kad labai čia ilgai nešnekėti, Mindaugo paprašysiu paskaityti tiesiog taip atsitiktinai, paėmiau vieną skyrelį apie vieną schemą, vat, kad būtų toks pojūtis, apie ką ta knyga yra. Gerai? Kaip sumažinti vienišumo pojūtį? Emocinės deprivacijos schema. Žodis deprivacija reiškia neturėjimą kažko svarbaus, ko būtinai reikia. Kai žmonės veikia emocinės deprivacijos schema, jie mano, kad troškimas gauti reikalingą artumo ir emocinės paramos kiekį nebus patenkintas. Dažniausiai turintieji šią schemą aiškiai nesuvokia, kad kažkas yra blogai, nes prieš jų buvę yra įpratę. Jie įpratę gyventi neišgirsti ir nesuprasti. Jiems atrodo, kad taip yra ir kitose porose ar šeimose ir taip yra nežinia kodėl. Tarsi jiems lemta niekada nepatirti to, ką gali turėti kiti. Šį, kabutėse, natūralų vienišumo pojūtį lydi atsiribojimo, tuštumos ir emocinio negyvumo pojūčiai, kurie tampa matomi tik tai tada, kai toks žmogus tampa dar vienišesnis. Pavyzdžiui, išsiskiria jo keliai su artimu žmogumi arba jis kur nors išvyksta vienas. Taip pat šią schemą lydi neįsisąmonintas įsitikinimas, kad stiprūs suaugę žmonės, turi gerai jaustis vieni, neturi norėti šilumos ir dėmesio iš kitų ir jiems nebūtina atjausti savęs ar rūpintis savo emocijomis. Emocinės deprivacijos pojūtis tarsi toks neskaudantis skausmas arba bučiavimasis per celofaną. Viskas tarsi ir gerai, bet nesijauti iš tiesų gyvas. Koks šią schemą turinčių žmonių gyvenimas? Yra keletas gan skirtingų variantų. Ko gero, akivaizdžiausia ir skausmingiausia deprivacija žmonės patiria įstrigę vienišumo jausmuose šalia šaltų ir neprieinamų partnerių. Jų antrosios pusės yra šaltos, nemėgsta prisilietimų, nesako, kad myli, neturi jiems laiko, nuolat dirba, keliauja, negreitai atsako į skambučius ar žinutes, nesidomi, ką veikiate, vengia jūsų, jei esate nusiminę, nesirūpina, kai sergate, nesidalyja tuo, ką iš tikrųjų jaučia, nors gali daug kalbėti apie darbą, politiką ir panašiai, bet nežino, ką daryti meilės santykiuose ir nenori įsipareigoti. Jums tenka dėti daug pastangų, kad palaikytumėte ryšį, o supykęs toks partneris baudžia jūs nutolimu ar ilgalaikiu nekalbėjimu. Akivaizdu, kad gyvendami tokiomis sąlygomis imate jausti
nuolatinį vienišumą ir prie jo priprantate. Vienos moters gyvenimo draugas nenorėjo nei tuoktis, nei gyventi kartu, niekur su ja nevažiavo, nebent pakviesdavo prisijungti prie savo darbostogų. Jei ji pasidalydavo savo jausmais, sakydavo, kad ji per jautri, o pats šnekėjo tik apie statybas ir politiką. Jis niekada jos nepakalbindavo ir fizinį švelnumą inicijuodavo tik ji viena. Be to vyras nė neketino spręsti savo baisaus knarkimo problemos, tad jie net negalėjo miegoti vienoje lovoje. Jis visą laiką dirbdavo, namuose visada būdavo įjungtas radijas ir televizorius, o prisėdęs kartu pažiūrėti filmų jis iš karto užsnūsdavo. Ir jau mėgstamas posakis: statėme namą, grįžau namo, žmona jau kita. Ši moteris atėjo į terapiją dėl depresijos simptomų. Supratusi, kokiai vienatvei buvo save pasmerkusi, ėmė drąsiau trauktis nuo draugo ir šis, pasijutęs nesaugiai, į artumo kūrimą pradėjo dėti daugiau pastangų. Galiu užduoti kelis klausimus, ar norėsi dar kažką pasakyti? Gerai, kad nori man užduoti klausimus, bet aš dar truputėlį pasakysiu tiem žmonėm, kurie su schemų terapija mažiau pažįsta. Kad būtų aišku, kas čia per metodas, ką mes čia veikiam. Vat vieną schemą paskaitė, tų schemų dar yra 18. Ir schemos va kaip atrodo, kaip žaizdos. Kaip sako, kodėl žmonės turi kažkokius keistus charakterio kampus. Vat mes matom aplink save žmonės ir jie kartais patys save sabotuoja, savo gadina gyvenimą. Pavyzdžiui, sėdi vieniši, va kaip iš šitos schemos, vietoj to, kad sakytų, ei žmonės, man liūdna, praleiskit su manim vakarą, apkabinkit mane. Jie nesako. Jeigu, pavyzdžiui, yra nesėkmės baimės schema, tikriausiai žino žmonių, kurie sabotuoja savo sėkmę. Pavyzdžiui, kai jiem patikima kažkokia rimta užduotis, kur gresia gerų įvertinimų, jie tą užduotį tempia, atidėlioja iki paskutinio, paskui padaro ją kažkaip nenuostabiai ir to įvertinimo jie negauna. Na, gal ir daugelis mūsų esame tą darę, tai čia kaip vienas iš pasireiškimo nesėkmės baimės schemų, kai tu bijai, kad tau nepasiseks, kad kitiem pasiseks, kad tau nepasiseks ir pats savo kenki. Jeigu esi vienišas ir bijai, kad tavęs nemylės, ir toliau savo kenki, kad nemylėtų. Ir tada gaunasi, kad žmonės lipa ant to paties grėblio kažkokiu būdu. Jeigu turėjo šaltą tėvą, mergina išsirenka šaltą vyrą. Jeigu turėjo ūmų tėvą, kuris vieną dieną mylėjo, kitą dieną nemyli, tai tokį pat vyrą susiranda, kuriam nuotaika mainosi kaip adrenaliniai kalneliai. Tai štai kas yra tos schemos. Ir aš kol kas nepažįstu ne vieno žmogaus, kuris neturėtų ne vienos schemos. Ir dėl to, kad mes nežinom, kaip jos susiformavo, mes esam tokie, kokie esam. Bent jau būtų gerai sužinoti tą istoriją, ką su mumis padarė. Ir dabar, ką su mumis padarė, tada žmonės sako, na, bet aš iš geros šeimos, nei pas mane kas nors su kirviu lakstė, turėjom viską, buvom aprengti pavalgydinti, tai kokios čia žaizdos, normalūs tėvai, visi aplinkui tokie buvo. Tai čia noriu pasakyti, kad jeigu, tarkime, man neskirdavo dėmesio, tarkime, mokykloje man kažkurios metus buvo labai liūdna, neturėjau draugų ir tėvai to tiesiog nepamatė, nes buvo labai užsiėmę. Tai yra rimta žaizda. Arba kita rimta žaizda, tėvai tarpusavėje riejosi, o aš visą laiką bijojau, kad jie išsiskirs ir bandydavau ne tai juos taikyti, ne tai nuotaiką jam pagerinti. Atrodo irgi tokia kasdienybė, daugybė žmonių patiria, nes daugybė tėvų riejasi. Ir tai didelė žaizda. Aš daugybę klientų turėjau, kurie turėjo tokius tėvus ir kurie ir toliau aukojasi žmonėms, stebi jų nuotaikas, bando, vat kaip tie šunys retrieveriai, bando pagerinti kažką, tai įtikti. Tai taip susidaro schemos, nereikia su kirviais lakstančių alkoholikų ir mes visi jų turime ir labai svarbu žinoti, kad mes jas turim. Va čia tokią skaidrę atversiu. Atverčiau. Neperskaičiau. Viską supratau. Kam tik ne ši knyga? Galite pasiskaityti. Surašiau, taip sakant, dažniausiai pasitaikančius atvejus. Jeigu nuolat galvoj sukasi neigiamos mintis, sunku atsipalaiduoti, įtampa, nuovargis, atostogos nepadeda. Tokia būsena. Dažna, ar ne? Ypač lapkritį.
kartais ir gruodį ar aplink kalėdas. Jeigu kažkodėl pakliūnat į toksiškus santykius, pakliūnat ir viskas, ir galvojat, kas su manim blogai, kodėl aš toks kvailas, kodėl tokius žmonės išsirenku. Vėlgi, ta knyga labai tinka. Jeigu visą laiką remiesi tik į save, kaip iš tos schemos ir niekas iš tikrųjų jumis nesirūpina, pagalvokit, ar neturėjo tokio jausmo. Liūdnas jausmas, pats stovint savo kojų, visiems padedi, o tavim nesirūpina niekas. Dar vienas, dar liūdnesnis, atiduodi per daug santykiuose, atiduodi per daug darbe, o kiti ramiai ima ir net neskuba tave sverti. Tiesiog ima ir ims. Taip. Jeigu sunku pastovėti už save, tas stebuklingas žodis ribų statymas. Oi, kaip nelengva pastatyti ribas, atrodo baisu, kad mane supyks ant manęs, paliks, to pykčio ištverti negaliu, bloga atmosfera, sunku pareikalauti. Atidėlioji dalykus, neprisiverti pradėti kažko, kas labai reikalinga, o paskui jautiesi nevykęs. Tai va, manau, kad jau bent jau vienam iš tų, bent procentėlį savęs pamatėt, ir jeigu žmogus tą mato ir bando save keisti, tai aš sakyčiau, čia pati šviesiausia visuomenės dalis. Jeigu supranti, kad manyje kažkas ne taip, aš turiu kažką savyje pareguliuoti, tai tu neužkrauni tos problemos ant kitų. Tu bandai reguliuoti save. Tu nerėksi ant savo antros pusės, koks tu durnas, kodėl tu man gyvenimą sugadinai, ant savo vaikų nevažiuosi, nesakysi, kad aš nieko nepasiekiau, tai jūs pasiekit ir taip toliau. Tai patys šviesiausi žmonės, kurie nori keistis, kurie skaito tokias knygas, kurie ateina į tokius seminarus ir čia jūs tikriausiai tokie šviesus ir susirinkate. Tai va, tai dabar kalbam toliau. Man rodo, o jums kažkodėl nerodo. Gal kas nors gali padėti, kaip ėmėm, gal tu padėsi. Gerai, aš dar truputėlį papasakosiu. Tada schemas gal ir vėliau, bet aš galiu jas pavardinti, kas nežinot, kokios yra. Pavyzdžiui, paliktumo baimės, chroniško emocinio vienišumo, nevertumo schema, katastrofų baimės, tokių kaip, dabar mano schemos matosi, atgal, vieną atgal, plius, aš tai paprašysiu ir toliau perimti, jeigu galiu. Tai, pasižiūrėkite, aš jas knygoje truputėlį parašiau kai kuriuos žodžius taip gudriau, kaip mokslininkai, kad jau taip nenutoltų nuo to, kaip jos tarptautiniam kontekste įvardinamos, kaip angliškai išsivertę rastumėt ten visokių video ir taip toliau. Čia išverčiau taip, kad jau būtų visiškai aišku, bet kokiam žmogui aišku. Tai va taip paskaitę, pažiūrėkite ir ko gero greitai surasite, kas galėtų būti jums artima, ne gerąja prasme artima. Ir aš šiandien garantuoju jums vieną testą, kad jūs dar tiksliau nusistatytumėt, kas jums artima, kas nežinote. Ir taip pat net pavaidinsime keletą schemų, kad galėtumėte nusistatyti ir atliksime netgi techniką, kad šitas sudalyvavimas jums būtų naudingas praktiškai, kad išsineždami kažką naudingo savo. O tie, kas jau lankėt mano mokymus, pasikartotumėte ir vėl atnaujintumėte žinias, nes kaip žinia, kad jeigu kažko mokys, tai daugmaž po 3 metų gal pradedi degraduoti po truputėlį atgal, jeigu paskui nesimokai. Tai va, tai schemos yra tokios, dabar sekanti, dabar tos schemos, gudri sistema, dėl to būtinai rasite savo problemą kažkokiai lentynėlei. Būtų gerai, kad ta schema va taip išlystų ir mums ant kaktos būtų parašyta. O mums išlenda va tokios būsenos viršuje. Per tas būsenas matosi schemas. Tai štai, giliausi mūsų jausmai, vidinio vaiko būsena paslėpta, odgi nežinome savo giliausių jausmų ir mūsų artimieji nežino. Mes iš išorės atrodom va šitai. Va, pirmoji dalis. Arba 70% laiko, tai skamba labai baisiai, bet žmonės, kurie pradeda lankyti schemų terapijos seminarus arba kai skaitys tą knygą, supras, kad jeigu įsivaizdavau, kad esu sveikas ir laisvas, tai dėja toks nesu. Ne veltui dvasiniai mokymai sako, kad miegame mes iš tikrųjų nepabudę dar. Tai mes gyvenam tose lygiuose, arba mes per smarkiai imamės kovoti su stresais, pavyzdžiui, užsiimam hiperkontrolę, viską sukontroliuoti, sudiriguoti, arba tenais kokiu nors užsiimame nuvertinimu kitų žmonių, durnas tas mano vyras ir niekaip per jį gyvenimo nėra, viršininkas durnas. Atsisėdimas, brausiname, valdome emociškai, serialą žiūrime, atidėliojame, gerai, išjungiai problemas ir nėra, neskauda.
ir pasidavimas. Tiesiog leidžiu, kad gyvenimo srovė mane neštų ir šokinėjau pagal kitų žmonių poreikius ir net nesusimastau, nes nieko čia nepadarysi. Čia tie gerieji žmonės yra tas pasidavimas. Tai va, tai čia ir praleidžiam 70% laiko. Dabar labiau pažengę jau mato užkulisius, mato savo giliausius jausmus ir mato, kaip juos griaužia vidiniai kritikai. O vidinis kritikas sako, daryk viską kuo geriau, nes tada būsi visai niekas, būsi nepakankamas, tada net gali išgirsti, koks žmogus tau sakė, tai realiai gyvenime. Tai čia labai aukštas lygis, kas jau mato, tai jau yra labai arti savęs, jau labai arti savo kūrybinės energijos, aišku, čia skausmo daugiau, bet jau esi gyvas, nes įvykiuose nesi labai gyvas. Tu toksai kaip skalbimo mašina, vienas mygtukas, 3 mygtukai, arba taip šokinėjai. Čia baisiai skamba, aš nenoriu jūsų nuvertinti, bet kartais reikia to baisumo, kad geriau atsiminti. Taip, ir yra tokia sveiko suaugusio dalis dar, kai, elgiesi kaip laisvas, stiprus žmogus, kuris kaip nuo kalno mato savo problemas ir išsirenka tai, kas jam geriausia. Kaip ten sakė, mes visi svajojam, kad sutiksim mylimą žmogų, kuris užgydys mūsų žaizdas, duos, ko tėvai nedavė ir patenkins mūsų poreikius. Bet kuo ilgiau gyveni, tuo labiau supranti, kad tas žmogus būsi tu pats. Kad tu pats kažkaip pradėsi patenkinti savo poreikius. Tai va. Jungiam toliau. Testas dar ne. Tai dar keletą žodžių pabaigsiu, kad čia ilgai neišsišnekėt, kad čia nebūtų paskaita. Tai va. Ką mes čia galim? Svarbiausias momentas tap sąmoningu. Pasakyti savo, dabar aš vėl pradėjau bijot, kad susirgsiu liga kažkokia baise. Tai kalba mano grėsmių baimės schema, katastrofų schema. Jau čia labai didelis žingsnis. Reiškia, aš esu nebepaskendęs schemai. Arba galvoju, vėl verčiu, vėl padariau klaidą, išsiunčiau laišką su klaida, kaip baisu. Ir sakai, čia mano vidinis kritikas sako, kad baisu. Ir tu supranti, kad dar galima ir kitaip sakyti. Pavyzdžiui, sakyti, kad viena klaida visiškai niekai, kad niekas jos nepamatys ir taip toliau. Tai va, pradėti save, ta sistema, ką duoda, kad sako, kaip iškeli galvą virš vandens paviršiaus ir pradedi matyti dvigubą vaizdą viduje. Atsiranda galvoje šviesos, užsidega lempa ir tu matai, kad galima sveikai galvoti, o galima įprastai. Kaip ten sako, norėjom geriau, bet buvo kaip visada. Atsiranda ta lempa. Ir čia nereikia valios pastangų, reikia išstudijuoti ir užsidėti lempą. Labai gera žinia, nes tos valios jau ir taip per gyvenimą per daug. Tai va, kad pasikeisti kartais užtenka gerai pastudijuoti ir padaryti įvairių praktikų. Ir kas čia dar svarbaus, taigi, ko gero ir viskas, ir dar schemų terapija apie tai, kaip duoti daug daugiau gerumo savo, negu iki šiol davei. Nes va šita bjauri dalis kritikai, jinai net šiuo momentu jums kažką sako, greičiausiai. Man, pavyzdžiui, vidinis kritikas jau sako, tu čia per ilgai kalbi, tu čia kažkaip turėjai greičiau pasakyti visą esmę. Visada jie reikia, visada reikalauja iš jūsų, kad kažką turit geriau padaryti, gėdina jūs, kad kažką kiti apie jūs pamatė. Vienu žodžiu, schemų terapija išmoko būti savo daug geresniem, šiltesniem ir labiau savo poreikius patenkinti. Ir nenoriu apgaudinėti. Visą šitą sistemą jūs perskaitysite, tikiuosi bus įdomu, bet iš tikrųjų išmokti tai galima, kai jau praktikuojasi. Praktikuotis, aišku, geriausia kursuose, tave ten priverčia su visokiais namų darbais, tu sėdi, priverčia. Aš organizuoju tokius kursus, nelabai žinau, kas dar organizuoja iš psichologų Lietuvoje, schemų terapeutų, bet gal yra. Tai taip yra geriau. Bet knyga puikus, pirmas žingsnis į tai ir tada mano pasisakymas tiek ir baigėsi, tai tada Mindaugas norėjo man užduoti klausimą, tai ir užduoti. Įdomu. Taip. Pasidalinsim mikrofonu. Taip, neseniai man teko, tiesiog taip jau reikėjo parašyti tokį ilgesnį tekstą, būtent psichologinį. Buvo nelengva rašyti ir labai netikėtai, nors ten man tiesiog reikėjo, bet aš berašydamas gavau stiprių įžvalgų, nes tokie psichologiniai tekstai, kas vadinasi su psichologija, vis tiek jie ten kažką tokio viduje pakrutina. Kai rašai knygą, kokių įžvalgų patyrė? Ar buvo įžvalgų, ar tiesiog tu ten viską jau žinai per tuos daug metų ir ten jau surašai mintinai kaip eilėraštį ir viskas? Asmeninis klausimas, ar ne, kaip psichoterapeutas, beje, nepristačiau, kad Mindaugas yra irgi ne šiaip savo žmogus, o dramos terapeutas, įkvėptas, ko gero, aš tikiuosi, mano kursu, jisai baigė netgi 2 metus psichoterapijos, ir čia nemažai žmonių tai įkvėpti kažką baigė, tai labai to džiaugiuosi. Taip, kai rašiau knygą, žinot, kas yra knygos rašymas, ilgai ir nuobodžiai, gerai, prasideda knyga. Knyga prasidėjo nuo pesimizmo schemos,
Tada aš galvoju, kas čia skaitys, pilna tų knygų, ką čia aš naujo, na, va toksai buvo iš pradžių, bet mane paskatino, mano viena kolegė, sako, nėra lietuviškų, nes yra tokia knyga Ištrūk iš spąstų, žinot, labai gera knyga, bet sako, ten amerikietiški pavyzdžiai, 18 schemų sumalta į 10. Galvoju, na tikrai, ir kažkaip išsijudinau iš to pesimizmo pradėjau, o tada pas mane mainėsi 2 schemos. Vieną dieną apima tokia schema, kad padarysiu viską per daug gerai, aukštų standartų schema, kur čia yra perfekcionizmas. Apima perfekcionizmas, stengiuosi, rašau kažką per daug, prirašau, ko nereikia, kažkokių detalių. Paskui pervargusi sėdžiu, galvoju, pavargau. Kitą dieną galvoju, pirmiausia suvalgysiu 1 pyragėlį prieš rašydama, paskui 2 pyragėlį, paskui gal dar truputį pasnausiu. Toksai apimdavo jau vaikiškas, kad pervargau, gaila savęs, parašydavau tą dieną per mažai. Tai va taip spiruodavau. Toksai buvo momentas, tokios schemos. Bet ką aš supratau, kai rašiau šitą knygą, ogi supratau, kad berašant mane pačią, kai kurie raštai labai skausmingai paliesdavo. Aš rašau ir galvoju, Dieve, bet čia apie mane. Koks siaubas, aš dar vis to nesutvarkiau, dar vis neišsprendžiau. Va, kad ir ta pati chroniško vienišumo schema rašiau ir jaučiu, kad net nemalonu rašyti. Kažkaip geriau net nerašyti tos skyriaus, tegu kas nors kitas parašo, nenoriu aš dar kartą apie tai galvoti. Tai va, tai labai giliai prajaučiau, kad lengva kitiem aiškinti, bet su savo schemom žmogus, kaip Jungas sakė, kad jeigu galvoji, kad tu išsprendė kažkokią rimtą psichologinę problemą, tai tu klysti, jos iš viso iki galo neišsprendžiamas. Tu gali tik sumažinti, bet tai yra nuostabu. Sumažini ir gerai. Dėkui. Labai mėgstu skaityti psichologinės knygas ir taip kartais, kaip taip nueinu, taip iš karto po kelias arba po 14 nusiperku ir paskui vis tiek anksčiau vėliau perskaitau, bet taip pastebėjau, kad perskaičiau, įdomu, gera, bet ar patobulėjau, nežinau, nes tos psichologinės saviugdos knygos, jos ten viską tarsi paaiškina neretai, su visko sutinki, sakai taip ir man tai buvo. Kažkaip nesikeiti. Tai vat, ar šita knyga padės pasikeisti ir kodėl? Kas ten yra? Šita knyga turi vieną tokį ypatumą, kurio nėra daugelį saviugdos knygų. Jinai turi 2 momentus. Ir klasifikacija problemų, kai randi savo tą unikalią problemėlę, kurios nieks neturi, kažkurioje lentynoje yra didelis jausmas, kad galų gale radau apie ją parašyti. Nes mesgi visi sudėtingi, unikalūs, daug patirčių turim, nesam primityvios asmenybės, kur tenais kaip telačka 30 žodžių ir viską pasako. Ne, mes labai sudėtingi. Tai čia yra tokia subtili sistema, daug subtilesnė negu tie tipai, narcisistai, tenais depresyvūs, kokie psichopatai. Ne, čia daug subtiliau. Vienas momentas, tas jau gali padėti. Antras momentas, aprašyta daug gerų metodų, pratimai prie kiekvienos, net lentelė tokia išskirta, žingsnis toks šitai schemai veikti, pratimas, audio pratimas, pasiklausėjai, gali daryti, audio jau gerai veikia, nes jau jeigu įsijungiai, tai tu bent 10 minučių praktikuosi, bent 10, čia jau labai daug, nes yra bėda, kad mes nepraktikuojam. O kai nepraktikuojam, perskaitai gerą metodą, gerai, kažkada padarysiu, nepadarėjai. Ir tuo labiau nepadarėjai daugiau kartų. Tai aš siūlyčiau skaitant šitą knygą, išsirinkti kokius 3 metodus iš jūsų 3 baisiausių schemų ir daryti jas daug kartų. Nepaskęsti kažkame ir nenumesti. Nes, kaip sako, baisiausias ne tas karys, kuris atliko 1000 technikų, o tas, kuris atliko 1 techniką 1000 kartų. Tai yra toksai palinkėjimas. Jeigu neprisiverčia, to visiems yra sunku prisiversti, tai įkyriai pakartosiu, kad reikia tada eiti, praktikuoti kartu su kitais, visokie kursai, apie savo kursus pasakysiu vienu momentu, nes dėja, taip jinai gali tapti tada, jeigu nedarysi šito, tai tokia knyga, kad, kaip sakė mano viena klientė, suryju vieną saviugdos knygą, iš karto ieškau kitos. Tai tada neišeis niekur. Aš pats esu padirbėjęs su schemomis ir kai kurias iš jų bent jau taip sušvelninęs, arba matau, kada jos atsiranda ir man tapšnuoja per petį, sako labas, draugelį, aš ateinu ir tada galiu kartais priimti sprendimus. Bet ar taip jau lengva tas schemas perrašyti, pakeisti, gal gali kokią istoriją, jeigu ar įmanoma perrašyti, taip jau, bet tik nuoširdžiai, gerai, taip, čia nieks nefilmuoja, nuoširdžiai atsakyti. Ir tada gal kaip įrodymą pasakyk kokią nors
žmogaus istoriją, jeigu gali, kur vat, dirbo žmogus ir kažkaip perrašė tai, kas tiek metų buvo viduje įrašinėjama aplinkos, tėvų ir panašiai. Geras klausimas. Labai gerai, kai realistiški klausimai, kad neužsiliuliuot, kad mes tuoj viską padarysim. Gali pakeisti kokias 2-3 schemas, iškart sakau, jeigu smarkiai dirbsi kokius 2-3 metus. Tai man atsakymas toks. Ir jeigu nesipainiosi tarp visų 10, nes jos ten gyvenime mainosi vieną dieną, ta kita istorija. Viena klientė, beje, man čia buvo labai artima, nes aš pati tą schemą šiek tiek turiu, yra tokia pasidavimo schema. Pasidavimas. Žmogus bijo pykčio. Jinai bijojo pykčio iki tokio laipsnio, kad net nelabai tokiam narciziškam savo vyrui, tokiam greičiau isteriškam ar demonstratyviam, jisai tik supyksta ir jinai išsigąsta ir bėga iš karto daryti, ką jis nori, pasiduoda, negali normaliai paprieštarauti. Tai va, tokia buvo daina. Jinai net kai atėjo į seminarą, jis sėdėjo tokia sutrauktais pečiais ir tokia atrodo ant žmogaus tiesiog kabo viso pasaulio našta, tiesiog slegia. Tai va, tai jinai ir ten pabandė technikų visokių ir mes kartu padirbėjom, paprastai žmonės, kur lanko seminarus pas mane, tai greičiau pakliūna ir mes padirbam ir jinai įkalbinau ją, radom, buvo baisus tėvas vaikystėje, toks, kur nepaprieštarausi, kur tiesiog fiziškai jam uždavo, jeigu jinai paprieštaravo, tai maksimali manė pykčio. Įkalbinau vyrui paprieštarauti, kągi vyras, aišku, dar labiau. Ir tada jinai išsigando, sakė, tai ką, tai aš paprieštarau pirmą kartą, dar blogiau pasidarėm. Gerai, mes išrinkom gudresnę būdą prieštarauti, taip, jau taip suaugusiai prieštarauti, be jokių tenais bejėgiškumų, be jokių, reiškia, nervų, trumpai, ryškiai pabandė, vyras iš viso ledinę sieną užspyrė. Nieko, nebebendrauja su jie, jinai atbėgo į konsultaciją, sako, Dieve, aš negaliu ištverti to karo šaltojo, aš tokia kalta jaučiuosi, tokia blogais, gal mane paliks, aš bėgsiu atsiprašyti. Sakau, bandome, gali man paskambinti, jeigu labai norės atsiprašyti, bet neatsiprašyti. Tai žmogus tokį ištvėrė žiaurų laiką, atrodė, kad tuoj numirs, net skundėsi, kad jie kvėpuot sunku. Tai buvo tikrai nelengvas dalykas, paliktumo schema įsijungė, kad ją visi paliks, jinai bus vieniša, kaip ją buvo tėvai pas močiutę numetė, o ta močiutė su ja net nebendravo. Ir praėjo tą laikotarpį ir kas atsitiko? Vyras, kuris buvo niekada jos negerbė ir jos nepastebėdavo, staiga pradėjo ją gerbti. Toks stebuklas įvyko. Pradėjo po savaitės šaltojo karo. Pradėjo įdėmiai klausytis, net pradėjo prašytis į terapiją, sakė, gal ir tu mane nusivesk pas tą savo terapeutę, o gal į kursus aš eisiu, nes išsigando žmogus nežmoniškai. Pirmą kartą tokį patyrė. Tai va, tai čia toks geras dalykas. Čia aš tokią trumpą istoriją papasakau, dar jinai mokėsi prieštarauti dar visiems netokiem baisiems žmonėms kaip jos vyras. Tai įmanoma. Tik tai iš karto turiu pasakyti, vienos schemos lengviau keičiasi, pasidavimo keičiasi viena iš lengvesnių, kitos labai sunkiai. Ir dar vienas klausimas, taip beklausydamas pagalvojau, ten buvo ta skaidrė tokia gudrė apie gynybas, kad ten kažką daug darai, ten hiperkompensuoji, bet daug darai, tai daug ir padarai, ar ten darbų, ar dar kažko, ar ten kokį nors verslą paudai. O kaip atskirti, kur yra gynyba, kur ten tu kažką darai ir tai yra, tiesiog kaip skalbyklės tas trečias mygtukas, kaip labai vaizdingai pasakėjai. O kur yra, tikrai kažkoks darbštumas, aš čia daug darau, padarau, kovoju ten su antra puse, pavyzdžiui, ir čia kaip tik čia gal tas toks asertyvumas, tvirtabūdiškumas, kur sako, kaip atskirti, kur yra jau vis dėlto gynybos tvirtos, ne tas pačių kovojimas, o kur yra jau visiškai schema ir kur yra teigiami dalykai ir kur yra gynybos, nes žmonės galvoja, kad jie puikiai gyvena, daug stengiasi, daug daro ir viskas čia gerai. Geras labai klausimas, nes pavyzdžiui, jeigu mes turim chroniško vienišumo schemą, mes galvojam, kad toks gyvenimas, visi taip gyvena, bet mes neatskiriam, nėra šviesos galvoje, nejungtas mygtukas. Tai va, tai kaip atskirti, kai esi va šituose trijuose įvykiuose, psichoanalitikai sako gynybose, čia nėra kažkokia išrasta sistema, čia visi psichoterapeutai tą patį sako, tai tu, kai esi sveikoj būsenoj, tai tu priimi iššūkius kažkokias nelaimės kaip įdomų nuotykį. Įdomu, aišku, sunku,
Na, pavyzdžiui, atsiminkit, kaip kelionėse kažkas nepasisekė, išsigandot, ne ten nuvažiavot ir toks buvo viena vertus sunku, kita vertus buvo toks jausmas, kad, aš čia susitvarkysiu. Sunku, bet ir surasdavot lankščių sprendimų, tai čia yra ta sveika būsena, kai tu ir jausmus turi, ir savim pasitiki, ir kažką išsprendi, o kai esi tose gynymuose, tai esi, kaip sakyti, norėjau geriau, bet buvo kaip visada. Jau kažkoks tai tipinis šablonas groja jumise ir nėra to nuotykio jausmo, kad ir tokio sunkaus. Nes, pavyzdžiui, koks malonumas toks nuotykis, kad grįžau namo, ogi butas užpiltas vandeniu. Žiauru, bet greičiausiai pas jūs įsijungs sveika būsena, nes čia nebėra ką daryti, čia tik tai sveikai galiu sutvarkyti. Ar dar tokioj panašioj situacijai. Tai va, taip atskirti. Čia jau nebe klausimas, tiesiog teisingai supratau, kad kai darai ir jautiesi gyvas, pilnas jausmų, ir dar gali pasirinkti, kad aš galiu taip reaguoti, galiu ten kažkaip stipriai, bet galiu ir pralaukti. Tada tai nėra tas automatizmas, nes tos įveikos tas yra automatizmas, kur darau kaip visada. Taip, ir čia irgi, aš neaukštinu tos, kad schemų terapija čia viskas, bet noriu pasakyti truputėlį. Jeigu įvesite į Google, antroji vietoje pagal nuorodas, reiškia, jisai efektyvus metodas, nes kognityvinė terapija pirmoji vietoje, o visos kitos terapijos, gestalt, psichoanalitinė, egzistencija, visos ten kažkur toliau. Tai jeigu nebūtų toks efektyvus metodas, kuris beje sukurtas yra tik tai prieš gerą 30 metų, tik tai psichoanalitinė sukurta jau gerokai daugiau negu prieš 100 metų. 120, tai gerai labai surinkta viskas, kas kitose terapijose geriausia buvo. Toks genialus žmogus buvo Jeffris Jangas ir surinko. Tai duodavo tokį momentą, kad tu kažkaip tai gali suprasti, kas ten toj tavo galvoj, kokie veikėjai, kokios tavo versijos yra ir tarp tų veikėjų šiaip ne taip išskirti tą sveikai. Nes mes įsivaizduojam, kad mes esame sveiki, kai viską kontroliuojam ir save priverčiam. Ne, tai nėra sveikumas, nes čia laimės trūksta. Ten yra ir laimė, kaip kažką tai iš tikrųjų sutvarkai. Mes įsivaizduojam, kai būnam tokie, brausinam, ten kažkokie be emocijų, įsivaizduojam, kad čia sveikumas. Ne, čia nesveikumas. Čia irgi laimės nėra. Tai ta sistema labai gerai duoda susiorientavimą. Aš kiek pastebėjau, kas kursus lanko, tai žmonės visada sako, kad nebegali to užmiršti ir atsirado nauja sistema, pagal kurią jie mąsto ir supranta save. Taip, mes turim jums testuką. Pasitikrinkit, kokių jūs turit schemą. Čia Mindaugas pristatys ir aš... Keletas klausimų, jūs turite klausyti emocijomis, kuris atsakymas ir pasimkit mobilius telefonus, užsirašykite tą raidytę, kuri ateis į galvą. Jeigu ateis į galvą dar antra, kokia raidytė ir antrą užsirašykite. Jeigu visiškai ne viena netinka, tai nieko nerašykite. Niekas jūsų neklaus, nereiks kelt rankų, būkit visiškai laisvi, tiesiog užsirašykite tą raidytę, kuri bent 1% jums tinka. Gerai? Arba kuri labiausiai tinka. Aš paskaitysiu, nes iš toli tikrai nebūtų lengva viską skaityti nuo skaidrės. Taip, tik tai 3 klausimai ir po kelis atsakymus. Tai pirmas klausimas, jį matote, kas matote, aš dar paskaitysiu. Ateinate į grupę, kuri nieko nepažįstate ir žmonės neskuba su jumis bendrauti. Neskuba. Variantai. A. Galvojate, kad kažkas su jumis ne taip. Gal jie šaunesni ir jūs jums neįdomus. Čia buvo A variantas. Dabar B. Galvojate, kad jie iš kitų apie jūs iš anksto girdėjo kažką blogo. B. C. Galvojate, kad jiems ir be jūsų gerai ir jie neturi poreikio pažindintis. D variantas. Galvojate, kad jie gal norėtų, bet nežino, kaip jūs pakalbinti ir turite jiems palengvinti užduotį. E. Galvojate, kad jie jums nelabai patinka ir nelabai įdomus, tuo labiau nemandagus. F. Nieko negalvojate, esate pavargęs ir neturite jėgų mąstyti. Ir paskutinis variantas G. Galvojate, kad nieko gero jums su naujais žmonėm ir grupėm neišeis. Taip pat, jeigu spėjot, tai šiaip pasižymėjot, nekartosiu galbūt, ne, variantų. Emociškai tiesiog, ar ne? Ir kai klausėte, tikriausiai girdėjot, kad jie skirtingi.
situacija viena, o variantų ohoho. Taip, antras klausimas. Žmogus, kurio prašė atlikti kažkokius darbus, dalykus, jų vis neatlieka. Taigi, variantai. A. Galvojate, kad ar per daug prašote, ar nenusipelnėte jo pagarbos, tai ir nedaro. B variantas. Galvojate, kad jis jūsų nemėgsta dėl kažko, bet tik dabar išaiškėjo. C. Galvojate, kad jis, kaip ir kiti visi žmonės, turi daug svarbesnių reikalų. D. Galvojate, kad gal jis turi problemų, kad jam sunku ir reikėjo netrukdyti. E. Galvojate, kad jis neatsakingas, tinginys ir egoistas. Čia lytis, čia arba jam, arba jai tinka tiesiog viena lytim parašyta. F variantas. Greitai darote pats ir negalvojate labai daug. Tiesiog darote. Ir paskutinis G. Galvojate, kad negalite jį atsiremti, jei užkluptų bėda. Šiek tiek ir emociją pritaikiau, kad būtų lengviau sinchronizuotis. Dar daugiau galėčiau. Gerai. Taip. Ir paskutinis klausimas. Situacija. Partneris atėjo namo niūrus ir mažai kalba. A variantas. Galvojate, kad kažką padarėte ne taip. Bet ne taip. B. Galvojate, kad gal jis sutiko kitą žmogų, ar kažkas apie jūs prikalbėjo ko nors negero. Prikalbėjo kažkas. Už akių. C. Galvojate, kad jis ir neprivalo meilę rodyti. Kad ir kitose šeimose nepiragai. Toks pasaulis, tokia Lietuva. D. Galvojate, kad jam dėl kažko buvo sunku darbe, taip suprantama. E variantas. Galvojate, kad jūsų nevertina, jei tai sau leidžia. Arba kad jis nesugeba normaliai bendrauti. Va. F. Pats esate tiek užsiėmęs, kad kelis vakarus iš viso jo nuotaikos nepastebite. O gal ir savo nuotaikos nepastebite. Tiesiog labai užsiėmęs. Daug darbų. Ir paskutinis variantas G. Galvojate, kad jie jau dabar taip, tai ateityje bus šakės tik blogiau. Tai tikriausiai bus įdomu, kokie ten tie atsakymai, ar ne? Pasisumuokite savo telefonus ir kokios raidelės daugiausiai. Kokia antra vietoje? 2 turite gauti 2 raideles. 3 gaukite. Taip, mes sudėtingas. 3 kartus. Kas? Nesvarbu, tuos 2 susitikti. Svarbiausia, gaukit kurių raidelių daugiausia jūsų paties sistemoje. Kažkaip palinksėkit galva, jeigu jau susiskaičiavot, žinosiu, kad jau laikas parodyti, linksite. Tvarkoj. Opa, fokus marokus. Štai, mes jūs išryškinome. Turite savo rentgeno nuotrauką šiokią tokią. Matot, kad čia ne visos schemos, negalim per visas išmatuoti taip vienu testuku greitu. Bet jau kažką sako apie jūs, va šitos schemos. Jau jos kažką įdomaus sako. Perskaitysit knygą, žinosite, ar tikrai tik jos, ar tikrai pataikite. Galim padaryti tokį, sociometriją, tik tai neprievartinį, jeigu nenorit, bet čia žmonių daug, tai gerai. Kas, kaip čia, nevertumo schema, pakelkite rankas pas ką daug. Taip, nėra baisiai daug. Paranojos. O gerai, čia neparanojiška publika, neapskūsite manęs dėl netinkamo pristatymo. Chroniško vienišumo. O, jau čia rimtas reikalas yra pasiaukojimo. Tipinė mano klientų, seminaristų, gerieji žmonės susirenka. Narcisizmo.
Ačiū Dievui nedaug. Perfekcionizmo. Antras geriausias, va taip ir yra, kai pas mane susirenka gerieji žmonės, kurie dar ir labai darbštus. Pesimizmo ir katastrofų? Nu, irgi yra. Tai žinome, kokia šita auditorija. Pasiaukojimo, perfekcionizmo ir katastrofų. Nu, pesimizmo, trečioje vietoje. Vienišumą užmiršau, vienišumą dar. Va, narcisizmas nebūdingas, paranoja ir nevertumas, tai labai gerai, kad nebūdingas. Nors jisai daugeliui mūsų būdingas, tik mums, kaip sakiau, tuos kritikus yra sunkokai pamatyti. Ir viena klientė sako, tai kad aš tavęs nekritikuoju, bet tokia nusimenkinusi vyrui pataikauja. Tai sakau, kaip tai nekritikuoju. Sakau, prisimink, kai paskutinį kartą vėl darai, ką nenori. Ir ar girdėjai vidinio kritiko balsą? Sako, ne, aš jokių balsų savo galvoje negirdžiu. Nu, sakau, įsijauski tą vidinį pojūtį tokį, vat fizinį, kai tu pasiduodi kitam žmogui, bet ir leisk tam jausmui šnekėti, vat kaip poetas iš savęs traukia eilutę kiekvieną. Sako, vat jeigu jūsų atidėliojimas galėtų šnekėti, ką jis pasakytų? Ir mes visi esam labai kūrybiški, kaip vaikai. Ir jeigu paklausi to, tai atidėliojimas sako, ai geriau tu nedaryk tos užduoties, vėliau sužinosi, kad jinai tau neišėjo. Pavyzdžiui, tą pasakytų. Labai greitai pradeda kalbėti žmonės, tik tai reikia pabandyti tas technikas. Na, žiūrim, ko čia dar jūs nustebinti, ką čia dar įdomesnio pasakyti. Aš susirašiau tokį planą, kaip visi su perfekcionistinė schema. Teisinga, taip, trečias punktas. Va, galų gale reikia pakalbėti jums. Aš noriu dviem būdais jūs pakalbinti. Vienas būdas, aš matau, kad čia yra visai nemažai žmonių, kurie buvo mano seminaruose, matau, jūs pažįstu puikiai, ir gali būti, kad čia yra žmonių, kurie jau suspėjo paskaityti mano knygą arba knygos gabalą. Tai labai norėčiau paprašyti būti dosniais ir pasidalinti vienu vieninteliu dalyku, ar metodika, ar mintimi, kuri jums patiko ar padėjo. Tiesiog, na nežinau, atsistoti kažkaip, nu, galite truputėlį atsistoti kažkaip, kad nebūtų tokio išeksponavimo, bet būkite dosnūs. Kiti žmonės nori girdėti ne tai, ką autorius čia įrodinėja, kad jo knyga gera, o nori, na, to iš tikrųjų, kaip žmonės tą patiria. Tai pasakykit keletą žodelių. Valio yra savanorė, klausom. Sveiki visi. Esu dalyvė jūsų programos, kaip tik pabaigiau gegužės pabaigą. Ir jau gavau tą knygą, nespėjau visą dar perskaityti, bet pirmi įspūdžiai buvo ta tokia flashbackas į mūsų visų metų programą, nes kai skaitai jauti, kad lyg tai girdėtum jūs, Genovaitė. Tai buvo tas toks labai šiltas knygos atspindys, kad tai, ką rašot taip, kaip ir kalbat. Tai nėra suredaguota kalba, nėra tokia labai techninė kalba, bet yra jūsų žodis, kuris tiesiog sugulė ant filamo. Tai va tokia mano buvo refleksija pirma. Dar pasakyti, kokia refleksija, ką jums darė, na, tarkim, programa. Pasitikėjimas savim. Oho, čia labai didelis dalykas, nes auginam, nežinau, kaip užauginti. Tokia drąsa, vidinė drąsa. O kaip jūs jį gavot? Kaip jūs jį iš ten gavot iš tos chemoterapijos? Tas atsiverimas į save, supratimas, įsiklausimas į save. Galbūt tai, ką mes bėgam, kaip gyvenimas toks greitas ir mes nepaklausom to savo vidinio vaiko, vidinio žmogaus, tas suaugusio, o kas iš tikrųjų yra, ką aš jaučiu. Ir įsiklausimas į save duoda, kad, refleksija. Vis dėlto kodėl, vis klausom kodėl, dar giliau kodėl. Ir tas atradimas, dalinimasis su kitais patirtim, kas vyksta, kai supranti, kad, tai tu nesijauti toks nenormalus, nes visi kiti tokie pat. Tik visi nenormalus. Labai ačiū, labai geras jo feedbackas, tikrai. Tai ką sužinojome iš jūsų? Sužinojome, kad kai skaitai chemoterapiją pasidarai daug daugiau įsiklausai į save, ar ne? Kad sužinai, kad visi kiti irgi tokie pat ir kad parašyta lengvai knyga, išgirdau, tai labai ačiū už tai. Dar kokius du žmonės nori pakalbinti, kas dar kokį nors gali savo, visiškai gali būti ir keistas, tas refleksija keista. Taip, dar vienas, girdžiu, pasakykit kažką.
tikrųjų mano darbui labai didžiulis papildinys, aš jūs stebiu radijo laidose ir ten, kur galima, ar ne, ir jūs man esat kaip tas tokia kelrodė žvaigždė, nes darbai kaip ir panašus, bet jie gal skirtingi, ar ne, ir man kažkaip labai darbui davė daug to chaotiško vienišumo, man toks atliepys buvo, su kuo aš labai kasdienoje susiduriu, gal ne su savimi, bet dirbdama su kitais. Ir, žinot, tai Lietuvoje tas bumas skyrybų ar ne, ir kaip sustabdyti, ir man pačiai davė didžiulį tokį emocinį, tokį dvasinį augimą. Ir aš noriu paantrinti, kad ačiū Jums labai, kad tą, ką Jūs kalbat laidose, galbūt ir dirbdama su žmonėmis, tas labai atsispindi knygoje. Tikroviška, paprasta, neredaguota, nesuvaidinta. Tai tiek, ačiū Jums labai. Labai ačiū. Tai pasirodo, galima ir suprasti savo vienišumą, kažką su to daryti, tvarką įsivesti. Ir labai ačiū, kad sakot, kad stengiausi nuoširdžiai, aš ko gero ir ne visai mokėčiau, taip, muilą tą tokį formalų pūsti, man reiktų labai pasistengti. Labai gera girdėti. Jeigu dar vienas žmogus kokią trumpą sakinuką ir tada eisim prie klausimų. Taip, girdžiu. Šiandien atsiverčiau į pabaigą. Ir taip įdomiai rašot, paradoksalu, bet būdamas savimi turiu būti ir savimi, ir ne savimi vienu metu. Labai smalsu, kaip čia taip gali būti. Ir toliau rašote, turi tapti sudirbusiu savimi ir geru, protingu savimi, kuris tai mato. Labai smalsu. Čia tas sveiko suaugusio tas būsena, kurią aprašau visą didelį skyrių. Tokia automatizmo ir sąmoningumo. Jo, sąmoningumas, kad visai mums nereikia visų problemų išspręsti, mums užtenka to šviesos galvoje, kad mes matom, čia mano vidinis kritikas mane griaužia, čia schema puola, jau pusę darbo padaryti, jau labai daug padaryti. Ačiū labai. Ačiū. Tai tada laukiu jūsų klausimų, nes dar bus praktika, tai keletą klausimų. Paminėjote, kad galima dirbti su 3 schemom iš karto. Tai mano klausimas, kodėl nesu daugiau, kodėl būtent 3 ir tada kokios schemos, su kokiamis schemomis lengviausiai, jas lengviausiai galima perrašyti ir kurias sunkiausiai. Labai geras klausimas. 3 schemom, tai čia per kokį pusmetį, žinokit. Su viena schema galima dirbti iš karto. Ir su ta, kurim labiausiai skauda būtent šiuo metu, nes skausmo energija yra tikra energija. Kaip benzinas kūrena pasikeitimą. Jeigu nėra skausmo energijos, tai toks pasiskiepimas, tik tai sužinote. Tai ten, kur labiausiai skauda, ten ir dirbti. Ir nepamesti fokuso, kad šiandien su vienu dirbu, kitą kartą su kitu, tai tada nieko. Ir nesigauna tas karys, kur 1000 kartų padarė tą pačią praktiką. Ir nesigauna. Tai dirbti su viena schema, geriausia kokį mėnesį 100% fiksuotis lygiai vieną. Pavyzdžiui, jeigu aš bijau žmonėms sakyti ne, tai ir sakyti tą ne, ir surasti, kam lengviausia sakyti tą ne, ir visiems piktybiškai kaip paaugliai prieštarauti ir sakyti tą ne, ir ieškoti kaip gražiau pasakyti, ir daryti visą mėnesį, neužmiršti, kaip dantis išsiplauti. Vat bus tikras rezultatas. Suprantat, kodėl? Todėl, kad neuronų tinklas biologiškai pradeda augti jūsų galvoje. Ten yra senas toksai tinklas, kuris sako, neprieštarau, geriau nesakyti, ką tu galvoji, žmonėm nepatiks, va toksai tinklas sėdi. Ir jisai praeisgęs pačius smegenys iš gelmėjų, jisai sėdi pačiam centre smegenų. O čia dabar jūs gaminat naują. Ir tą 1000 kartų pakartodami, tas visai rimtas tinklas atsiranda sveikas. Ir kai jūs jau bijosis, jau įsijungs tas senasis tinklas ir sakys, geriau neprieštarau, bus blogiau. Jūs pagalvojat, bet gal aš galiu ant tos sveiko tinklo peršokti. Ir peršokat, ir paprieštaraujat. Tai va, su viena reikia schema dirbti. Dabar antras labai geras klausimas, kurios lengviausiai perdirbimos. Neprieštaravimo schema labai lengvai perdirbama. Pasidavimo, pasiaukojimo visai neblogai perdirbama. Žmogus pradeda susivest buhalteriją, kiek per daug padarė dėl kitų. Taip, nesėkmės baimės visai neblogai mes padirbėjome, kad geriau žmogus judėtų. Su perfekcionizmu labai sunku, visi labai pripratę prie medalių, neperdirbsi, net kalbinsi per didelę naudą.
emocinio susikaustymo labai sunku. Žmogus, kuris buvo kaip medinukas, tai aktorių nenori tapti. Pesimizmo labai nepasiduoda, nes visa Lietuva pesimistiška. Taip, kritiškumo savikritikos, šita šiek tiek, bet irgi labai žmonės save graužia. Narcisizmo nepasiduoda, nes narcistai nenori gydytis, nebent jo žmona paliko, tada pasiduoda. Neišvystyta savigarda nepasiduoda, nes ir terapiją jisai nelanko, ir seminarus jis užsirašė, bet neina, nes jam užėjo pulsas šiandien kažką kitą paveikti. Bet pažiūrėkime tas pirmasis, kurios šitos yra. Jeigu šitą sutvarkysim, viskas kitkas savaime susitvarkys, jos yra pats pagrindų pagrindas. Jos labiausiai nepasiduoda, bet jas labiausiai reikia tai pasiimti ir tą 1000 kartų techniką atlikti. Paliktumo baimė duoda nesaugų prisirišimą, kad santykiuose niekada neatsipalaiduoji, labai sudėtinga. Chroniško vienišumo vėlgi vengiantis prisirišimas, neišjudi kažkur užsinaręs. Nevertumo, jūs nekėlėt rankų, bet mes labai dažnai ją turim. Ją dar reikia kartais ir leisti savo suprasti, kiek mes geriau vertinam kitus negu save. Ir šitos taip pat, kas jau bijo kokių ligų, karų, tai bijo ten ir niekaip jų nesuvaldys, ko gero turi tokių artimųjų, žinot, kas ten nejuokai. Paranoikai irgi pas psichoterapeutą nelabai keičiasi. Tai išvardinau jums. Dar du klausimėliai. Klauskit, kas ant seilės užeina, kaip sakoma. Tokie natūralūs klausimai patys geriausi. Taip? Dirbu su moterimis, kurios turi emocinę priklausomybę. Ką patartumėt, ką pasiūlytumėt, kaip dirbti per schemų terapiją? Ko priklausomus nuo kažkokių sunkių žmonių. Schemų terapija tobulai šitoms tinka, nes po to priklausomybė, aiškiai bus paliktumo baimė, aiškiai bus nevertumo schema ir aiškiai bus toks gerų žmonių schemų kampelis. Aš pasakysiu, kurios čia yra, parodysiu gerųjų žmonių schemos. 3 šitos ir šita 4. Kartais štai, bet čia truputėlį naudojasi tų pinigais kažko, bet va čia pasiduoda pykčiui, daro gerą, niekieno neprašyti gerą, bėgti miškeliu, kaip visiems padėti galiu. Ant ausų atsistosiu, kad į kompanijai patiktų, visus palinksminsiu. Ir iš viso nebesuprantu, ką galvoju, perėmiau kito žmogaus gyvenimo stilių ir pagal jį gyvenu. Tai šitos schemos būdingos tom priklausomom asmenybėm. Geriečiai, retrieveriai, delfinai, viską padarys dėl kito nuotaikos sureguliavimo, savo nuotaikos nemato. Ir giliai po to sėdi tos 2 schemos. Tai beje, kitais metais darysiu coacheriams ir terapeutams kursą tokį specializuotą, kaip savo klientam padėti. Galite ateiti, dar sugalvojau visai šiom dienom. Dar vienas klausimėlis. Galit klausti kažką visai iš gyvenimo, aš jums atsakysiu per schemų prizmę. Kažką visai tokio nesusijusio su tobulėjimu. Taip, klausau. Ką klausat? Su vienišais žmonėm dirbu. Su vienišais žmonėm, kurie vieniši ir sunkiai ieško partnerių ir išsiskiria. Tai pasakysiu, ką daryti. Kas pas mus viduje nori pokyčio, vidinis vaikas. Mes norėjom būti laimingi, mes galim prisiminti, pavyzdžiui, kaip paskutinėse klasėse, kokį mes įsivaizdavom gyvenimą, kokios laimės norėjom. Ir jūs dabar pagalvokit sekundę. Kokį jūs gyvenimo norėjot, kai buvote paskutinėse mokyklos klasėse arba studentai? Kaip jūs įsivaizdavote tą laimę, kas jūsų laukia? Tikiuosi atsiminėt kažką bent vieną momentėlį. Tai va šitoji dalis mūsų, jinai nori kažko daugiau. Šitoji dalis yra vaiko būsena, šita žalia, vidinio vaiko. Taip vadina kažkaip, sakysim, bet mūsų giliausioji dalis nori iš tikro laimės, nori saugumo, nori ryšių su kitais žmonėm, nori įvertinimo. Va čia mūsų varikliukas. Pas tuos vienišus žmonės tas varikliukas celofano aptrauktas. Jie neturi aistringo norėjimo, kad, hei žmonės, kur jūs? Apkabinkit mane, būkit su manimi, verkinkit. Jie neturi. Jie visą tą užcementavę, nes vis tiek nebus, nes buvo visokių čia palikimų, visokių nesąmonių.
Tai va, atkasti jų tą vidinį vaiką reikia svarbiausia. Na, dar vienas klausimėlis, jau paskutinis. Kažkokios, tai tarkim, sąsajos su schema, kur tarkim, jeigu yra kažkokia schema nepradirta, tada ten, tarkim, nesiklosto santykiai. Arba jeigu kažkokia schema nepradirta, ten, tarkim, žmogui neateina finansai. O, taip, čia žinokit, labai ryškios sąsajos. Galima pasakyti, kokios schemos yra, jeigu seksualiniuose santykiuose nesiseka, kokios schemos yra, jeigu žmogus netvarkingas buity. Fantastiškai. Netgi darom, kai baigia žmonės mano seminarus, tokia viktorina, jie gana gerai atspėja, kur tam kokios schemos. Tai va, tai jūs sakėte finansai ir kas dar? Santykiai. Nu, santykiai baisiai platu, bet pažiūrėkim siauresnę finansą. Va, žiūrime. Labai aišku. Nesėkmės baimės, žmogus savo užminuoja profesinę sėkmę, toliau, neišvystytos savitvardos, ką tu ten pasieksi, jeigu tu šokinėjai bele kur ir kas tau užėjo, tą darai. Nu, nebent koks verslininkas labai gabus esi, bet šiaip tai nepasieksi. Na, taip pat nieko gero nebus su socialiniu nerimu. Neužmegsi ryšių, sėdėsi kampelėje, nes ryšiai tai yra labai daug kas karjerai padaryti, ar ne? Va šitos 3, ko gero, pačios bjauriausios. Taip, šitos 3. Na, galima sakyti. Na kągi, labai geri jūsų klausimai, bet mes jums dar turim įdomių dalykų ir nenorim užtempti iki nakties viską, tai dabar jums bus toksai, ne aktorė aš esu, bet jums truputėlį tokio pagalvojimų dar vienas testas. Paliekam schemų lentelę, aš paskaitysiu, ką man yra sakę visokie tai klientai, užsirašiau, pabandysiu paskaityti tokiu balsu, kokį jie sakė, ir jums reikia atskirti, kuri čia schema kalba. Tiesiog iš tų pavadinimų. Pažiūrėsim, kokie bus variantai. Šį rytą mano vaikinas išėjo iš namų, net nepasakęs viso gero. Jis buvo paniuręs. Iškart pajutau gerai pažįstamą gniužulą krūtinėje. Kas vyksta tarp mūsų? Ar jis supyko ant manęs? Ar kažką padariau ne taip, ko net nepastebėjau? Stengiausi savo kartuoti, kad tai turbūt tik tai bloga jo nuotaika. Bet kažkodėl protas nepriėmė šios minties. Jaučiau, kaip galvoje ima sukti scenarijai. Štai vėl kažkas tolsta nuo manęs. Štai ir vėl ateina pabaigos pradžia. Tarsi kiekvieną kartą, kai žmogus tampa šiek tiek šiltesnis, tai reikštų, kad tuoj mane paliks. Man tai baisu pagalvoti, kad jam paprasčiausiai atsibodau. Gal jis į mane žiūri kaip į naštą? Kartais atrodo, kad jeigu nebūčiau tokia jautri, tokia prisirišusi, tai jisai mane labiau mylėtų. Bet negaliu sustoti galvoti, kodėl ne žodžio, kodėl jis ne žodžio nepasakė. O gal jis visą vakarą galvojo, kaip man pasakyti, kad nebenori būti su manimi ir tiesiog neišdrįsiu. Bijau, kad jis nebeparašys. Ir tai patvirtins mano didžiausią baimę. Bet gal čia mano problema, gal aš per daug reikalauju iš jo, gal aš per daug bijau. Bet kodėl man taip skauda? Čia dabar jums pratransliavau, kaip žmonės schemoje sėdė, tas schemos jausmas. Kokia čia schema? Tai aiškiai jums parinkau. Bet gerai, pademonstravau tą jausmą, kaip paskęsti, kur tu ten paskęsti po vandeniu. Gerai, kita schema. Čia įstojo, mergina ruošiasi studijuoti veterinarijos studijos. Taip, įstojo, pradėjau galvoti apie būsimas veterinarijos studijas. Iš pradžių atrodė tiesiog jaudinantis naujas etapas. Bet laikui priartėjus supratau, kad aš neįsivaizduoju, kaip viskas vyks. O jeigu grupė manęs nepriims? O jeigu visi bus uždari ir sarkastiški? O gal aš išvis liksiu viena, stebėdama, kaip kiti kūrė ryšius? O kas tie mokytojai? Ar jie bus supratingi? Ar reikalaus neįmanomų dalykų? O jeigu jie neaiškins, tik mėtys sudėtingas užduotis ir tikėsis, kad viską patys suprasim. O jeigu pirmą savaitę visai atsiliksiu ir jau būsiu laikomas silpniausia grupės grandimi. O gal aš kažkuo nepatiksiu dėstytojams ir jie ignoruos mane. Ir tie namų darbai, aš net nežinau, kokio dydžio jie būna. O jeigu jie bus tokie didžiuliai, kad tiesiog paskęsiu.
kad jau nuo pirmų savaičių pradėsiu vėluoti, tada jausiu gėdą, tada bijosiu eiti paskaitas ir galiausiai visai palūšiu. Kartais aš galvoju, o kas jeigu aš tiesiog nepakelsiu ritmo ir manęs laukia nesėkmė nuo pat pradžių? O veterinaro darbas? Ar aš tikrai susitvarkysiu su visa atsakomybė, su gyvūnų skausmu, su savininkų nerimu, su priėmimo įtampa, su priėmimų tempu? O jeigu per procedūras padarysiu klaidų, kurios kainuos gyvybės? Ir tos lygos, juk veterinarai nuolat dirba su sergančiais gyvūnais, o jeigu persimsiu kokią infekciją? Arba parsinešiu ją namo, o jeigu tai rimta liga, kurios nepastebėsiu laiku? Na, kokie variantai? Vienas variantas nesėkmės baimė, toliau. Kokia? Pasidavimo, nesėkmės, toliau. Socialinio nerimo. Katastrofų. Pesimizmo. Turim daug baimių. Labai gerai, kad taip mąstote, reiškia, ne vien kryptiškai. Tikrai truputėlį girdėjusi socialinės baimės. Dėl pesimizmo iš karto paprieštaraučiau, per smarkiai bijo. Pesimistas sakytų, ai, čia nieko gero nebūna žmonėm. Toks būtų labiau toksai sunkus ir slogus. Tai čia tikrai labiau katastrofų negu pesimizmo. Dar sakėt nesėkmės. Nesėkmės yra procentėlis, yra, kad nesiseks man mokytis, nepadarysiu. Tai va, socialinė baimė, nesėkmės baimė ir katastrofos. Puiku, pataikėte 3. Labai gerai. Na ką, dar vieną dalyką, ką jums parašiau, tai metodika. Dabar eisim į meditaciją. Patogiai įsitaisykit, užsimerkite, pajauskite tokių schemų terapijos metodų naudą jau dabar, kad išsineštumėt kažką gydančio. Aš nieks jūsų nestebi, čia daug žmonių, tai būkit labai laisvi, atsisėskit visų pirma taip, kaip patogiausia, užsimerkite ir padarykite keletą gilių įkvėpimų ir iškvėpimų. Ir dabar tiesiog susijunkit su savo natūraliu kvėpavimu. Ir pažiūrėkit, koks jis yra, kai jūs kvėpuojate tiesiog taip, kaip jums kvėpuojasi. Ir tarsi paskaičiuokit, ar gilesnis yra iškvėpimas, ar įkvėpimas, ar pauzė. Gerai, dabar dar kartą pajauskit savo kūną iš vidaus ir suraskit didžiausios įtampos tašką. Ir dar kartą truputį pasijudinkit, pabandydami jį atpalaiduoti. Ir dabar atsiminkit kažką, kas buvo sunkoka šiom dienom. Kažkokią nemalonę situaciją. Ilgai neieškokit, kokia pirma ateis į galvą. Ir dabar pamatykite tą situaciją taip, tarsi būtumėt ją nufilmavę. Pirmiausia, pažiūrėkite, ką matot prieš save. Jūs esate toj situacijai. Kokios ten spalvos, iš kur krinta šviesa. Ar yra aplinkui kokių žmonių? Kokie garsai girdisi? Ir dabar pajauskit, ką jūs jaučiate savo kūne toj situacijai. Tarsi reikėtų aprašyti tą jausmą per metaforą. Na, pavyzdžiui, jaučia tarsi slegia krūtinę. Arba dar ką nors panašiai. Pagaukit tą jausmą ir suraskit jam žodžių. Ir dabar, kai pagavo tą jausmą, net jeigu ir neradote jam žodžių, paklauskit savęs, ar aš pirmą kartą gyvenime tą jausmą jaučiu. Ir jeigu jūsų atsakymas ne pirmą,
tada leiskit, kad jūsų smegenys jums atneštų bet kokį atsiminimą iš praeities, bet geriau kuo toliau iš praeities, gal net iš vaikystės ar ankstyvos vaikystės, kada jūs dar esate tą jautę. Priimkit bet kokią asociaciją, kas ateis, net jeigu keistai nesusijusi. Gerai. Ir dabar, kai pamatė tą, kai turi tą asociaciją, persikelkit vienu laipteliu žemyn į tai, ką jums priminė. Jeigu prisiminėt ne iš vaikystės, irgi tinka. Svarbiausia kažką prisiminti ankstesnio. Ir dabar jūs esate ten. Jūs esate ten, jūs esate tas jaunesnis žmogus, o gal net tas vaikas. Ir vėl apsidairykite aplink, kur jūs esate. Ką jūs matote, kokios spalvos, kokie garsai, o galbūt net kvapai. Ir dabar peržiūrėkite tą senąją situaciją, jos scenarijų, nuo ko prasideda. Kas ten atsitinka toje situacijoje pirmiausia? Kas atsitinka prieš jums patiriant tą patį nemalonų jausmą kaip dabar? Gal kažkas kažką pasako? Tiesiog žiūrėkit savo filmą. O dabar įvyksta ta pati kulminacija, tas nemaloniausias momentas, kuriuo metu jūs ir jaučiat tą jausmą negerą, kuris panašus į dabar. Ir pilnai pasinerkite tą jausmą, būkite tuo vaiku, išdrįskite išgyventi tai, kiek galite intensyviau, net jeigu tai nemalonu. Gerai. Ir dabar pamatykite dar vieną vaizdinį. Įsivaizduokit, kad jūs sėdit namie prie kompiuterio, galbūt šalia jūsų dar koks nors artimas žmogus. Ir kažkas jums atsiuntė failą iš tos ankstesnės situacijos, iš vaikystės ar jūsų ankstesnės patirties. Kažkas nufilmavo, gal kokie KGBistai buvo įstatę kamerą, bet dabar privalo atiduoti viską, ką prifilmavo. Jūs atsidarot failą ir matote tą pačią aplinką ir matot, kas tam žmogui nutiko. Jūs žiūrit iš šono, va dabartinis jūs, suaugęs su savo visais pasiekimais, jūs matot, kas ten nutinka. Ir dabar operatorius, tas, kur filmavo, pritraukė jūsų veidą, tą jūsų ankstesnio veidą, labai arti ir jūs labai gerai matot akis savo, kur jums tada atsitiko kažkoks skausmas. Labai gerai matot. Ir pagaukit tą pojūtį, ką jūs jaučiate savo ankstesniam, kai jums taip sunkiai tada atsitiko. Kokį jūs pojūtį turite? Kokį jausmą savo turite? O galbūt net norit savo ankstesniam kažką pasakyti ar padėti. Gerai. Ir dabar galite po truputėlį atsimerkti, grįžti į šitą salę. Gal veidas atrodot kaip iš miego grįžę, matyt, užhipnotizavau, mokiausi hipnozės beje. Gal koks žmogus nori pakomentuoti, ką patyrėte. Ne, dar ko gero viskas jautru, nenorit komentuoti. Tai keletą momentėlių, labai nemėgstu reklamos, bet kita vertus jaučiu didelę misiją žmonėm pasakyti informaciją, kas jiems tikrai galėtų padėti. Tai va čia keletą apie mano seminarus. Nuo gruodžio prasidės naujas seminaras, nuo gruodžio 1, 2,5 mėnesio. Čia daug kas buvo tose seminaruose, bet komentavo. Pirmadieniais trunka nuo 6 iki 8, gyvai online ir praktikai mažom grupelėm. Tai va,
Tai jeigu įdomu, mano svetainiai prie mygtuko schemų terapija. Pasižiūrėkite, jeigu norit praktiškai įgyvendinti, ką rašo knyga. Nesakau, reikia, kad kažkas žmogų priverstų ir kažkas palaikytų, kai jis daro tas praktikas. Taip. Na ir ką dar aš jums noriu pasakyti. Kur mano perfekcionistiniai lapeliai. Taip. Tai va, tie žmonės, kurie jau tą lankė labai toli nuėjo, tai tik tai noriu pakartoti, kad jūs tikrai esate šviesesnė žmonijos dalis, žmonės, kurie domisi psichologiniais dalykais ir keičia save, bet jie ir judina tą emocinį intelektą visuomenės į priekį. Tai nuostabu, kad jūs tą darot, nuostabu, kad domitės. Dažnai savęs neįvertinat už tai, kiek daug padarot dėl kitų ir dėl savęs, taip pat kiek daug sužinot psichologiškai, ko kiti net nežino ir neįsivaizduoja. Bet noris, kad šita knyga tiesiog taptų jums kvietimu, tapti geresniu savo ir artimesniu savo. Ir kas kart, kai atpažįstat kokią schemą arba tą režimą, kur pasakau, tai jūs esate jau vienu žingsniu toliau negu vakar. Ta labai svarbu įvertinti. Tai va, tai linkiu, kad šita knyga taptų jums tokiu, kaip sakyti, šviesos taškų, padedančių kurti geresnį santykį su savimi. Ko gero tiek. Ačiū, kad atėjot, gera, kad kažką tai įdomaus radote, mūsų laukia arbatėlė, bendravimas, dalis iš jūsų pažįstat vieni kitus, niekur nepabėkit, mes dar turim laiko ir pabūkim visi kartu, geroj kompanijai. Ten stovi arbatėlė ir aš ten taip pat ateisiu, galite prieiti prie manęs, klausti visko, ko norit, komentuoti.